Stiprią imuninę sistemą turintys žmonės infekcinėmis ligomis serga daug lengviau. Tiesiog jie pajunta priešgripinę būseną, kuri praeina per 24 valandas. Tuo tarpu silpnesnės sveikatos žmonės iki pasveiksta savaitę guli lovoje ir ilgai dar jaučia šalutinį poveikį. Geriausia gynyba yra puolimas. Tad kuo greičiau smogsite ligų sukėlėjams, tuo greičiau atgausite sveikatą. Visi įsibrovėliai gamina toksinus, savo kovos ginklus. Organizmas stengiasi pašalinti juos. Jei karas pačiame įkarštyje, padidinkime karštį. Imuninė sistema geriausiai veikia šiltoje aplinkoje. Todėl organizmas sukuria karštinę, kad pakeltų temperatūrą. Virusai negali išgyventi aplinkoje, kurioje gausu vitamino C. Kalbu apie natūralų. 1 ar 2 gramai vitamino C per dieną padeda rečiau ir lengviau sirgti peršalimo ligomis. Peršalimą sukeliantis virusas turi patekti į ląsteles ir jas perprogramuoti, kad pagamintų daugiau virusų. O šie savo ruožtu patektų į kitas ląsteles. Tačiau jeigu organizmo audiniuose yra daug vitamino C, virusai negali išgyventi. Rekomenduoju Neolife vitaminą C, taip pat TRE esenciją. Apie tai galite susipažinti posto tekste.